Sveiki visi užsukę į mano kanalą ir įsijungę šitą video. Tai vakar planavom, šiandien turėjom važiuoti pažiūrėti sakurų. Bet kai toks oras, tai sėdim namuose. Su tais orais tai kažkokia nesąmonė. Vakar virš 20 buvo, šiandien 13, kiek šilumos tik mačiau ir lyja. Orai keičiasi kaip moters nuotaikos. Va ką šiandien veikiam. Nežaidžiam, bet tvarkome žaislų dėžę. Išrinkau visus žaislus, kas dar su ko žaidžia. Dalį jau visų išvežusi pas tėvų, pas ošių. Tiesiog išdalinau, kad nereikėtų kiekvieną kartą vežtis ten važiuojant. Tai nežinau, gal dar kažką įmesiu šiam kartui pasiimt. Reikia ten išsisirt, visokias smulkmenas, dulkės, visokias ir taip toliau. Turim reikaliukų. Sakiau, kad bus geras oras. Žiauriai geras oras, žinot. Nerealus oras. Gryna vasara. Jo, aplankėm sakuras žmonių, va. Tai va, o dabar atėjom iki Bernardinų sodo. Tiesiog galvoju, o ką? Ėjom palei upę. Tajus nesenai užmigo. Galvoju, vis tiek reikės dar nemažai laiko su juo. Kokią porą valandų miegos, gal daugiau netgi. Tai galvoju, atėjau iki sodo, nes atrodo toli. Bet žinokit, pasakysiu tai, kad kai gimė Tajus, man nebėra, kaip pasakyti, problemų kažkur nueiti toliau pasivaikščiot. Aš tiesiog noriu, aišku, ir dėl Tajaus einu, nes jam vis tiek ir laukas, ir veikla kitokia, kiek ten tose namuose gali sėdėti. Bet seniau, žinokit, kad kažkur eiti pasivaikščiot, jau vien tik išgirsdavau, tai būdavo tas toks, ne, aš jau pavargau, vien pagalvojus, kad reiks kažkur eiti vaikščiot. O dabar man jokių problemų, tie atstumai, kažkaip, nežinau, labai daug iš tikrųjų nueinam pasivaikščiodami kažkur. Ir jokių problemų, nei pavargstu, nei ką, tiesiog kažkaip viskas pasikeitė. Ir tas toks noras yra didesnis eiti tą lauką, nes vis tiek dėl Tajaus. O seniau, sakau, tai būdavo kaip kokia kerpė, sudžiūvus prie medžiaus. Labai sunkiai man būdavo kažkur išeiti pasivaikščioti. Aš net tokia mėgėja vaikščioti ir dar kažkokių didelių atstumų. O dabar tiesiog va, pasišvilpaudama. Va taip, ruošiamės išvykimui į Telšius. Ruošiamės, valgom. Ir ką tik kurjeris atnešė siuntą. Piestiškai neįsivaizduoju, kas čia gali būti. Tai galvoju, atidarysiu, bus pirmas įspūdis. Tas, gal ir yra įtarimas, bet tikrai ne. Pasižiūrim, kas čia. Ok. Šiaip ir galvoju, kad šitas bus dalykas. Čia yra toks tiesiog vaikiškas baseinas, ar ne? O kam man tas baseinas reikalingas? Aišku, tai galės jis ir laukia ir visur, bet aš jį pirkau, žinot, kur kai maudysis į dušą įdėti. Būtent duše labai yra keistas vandens, kaip sakyt, pulsavimas. Pavyzdžiui, paleidi vandenį ir bėga karštas, šaltas, karštas, šaltas. Toks drungnas, karštas ir tas neįmanoma nustatyti to vandens. Galvojau gal dėl to, kad čia daug žmonių visi maudosi, naudoja vandenį, bet tikrai ne. Nes, sakykime, nei virtuviai tokių bairių nebūna, nei praustuvas, kur yra vonioje, nebūna tokių bairių.
Tai, tiesiog neįmanoma normaliai tą jaus numaudyti, nes aš būtent jį, sakykime, uždarau į dušinį ir jisai pats ten žaidžia su to vandeniu, taškosi. Toks pulsavimas, grinai kas sekundinis. Tai galvoju, nenoriu jokių ten tų vanelių pirkti. Tai paėmiau šiam šitą pripučiamą baseiną. Tiesiog nereikės išleisiu, reikės pripūsiu. Ir įdėsiu į patį dušą, prileisiu vandens, o jau ten bus normalus vanduo ir jis galės ten turkštis. Nu va, susipakavom. Kažkaip daug daiktų nebuvo, bet vis tiek, žinau, viską susidedi. Tevis jau ant mėgelių. Dar norėjau parodyti, važiavom atsimti užsakymų. Užsakiau Velykų stalui va tokių makarūnsių. Dažutė iš saldumą ir va tokį pyragą velykinį. Nu labai gražus. Tai tikiuosi, kad bus skanus ir paragausim per Velykas. Pačia. Žinojo, kad yra geltonas. Tai Velykos Velykom, jau ir po Velykų, tai visus suprasim Velykų. Kadangi visų telčiuose ir nežinau, kiek dar būsiu. Tai važiavau susitvarkyti nagų. Vilnių niekaip nebuvo galimybės nueiti, nes buvom tik tai dviesi su Tavim, nebuvo kur Tajus palikti. Tai dabar čia palikau su vyru, tai nuvariau pasidaryti nagų. Pas tą pačią meistrę, kur praeitą kartą darė. Bet gavosi taip, nors turėjo būti kitaip. Neturėjo būti tų kalėdinių blizgučių. Bet žodžiu, teko suktis iš padėties, nes aš buvau bandomasis triušis. Kadangi jinai, kaip ir sakė, užsisakė iš kažkokio naujo tiekėjo bazę su stiklo pluoštu. Ir pasirodo, ten tas stiklo pluoštas, kai išdžiuvo, jisai paliko toks kaip pukelis. Tiesiog nagai paliko su plaukeliais. Nei nudildyti, nei kažkokio lako padengti buvo neįmanoma. Tai bandėme suktis iš padėties. Uždėjom su tokiais blizgučiais, kad tiesiog, tie blizgučiai vis tiek sunkesni, kad kažkiek tai paslėptų tų plaukelių. Atrodo, realiai nesimato, bet jo, buvo tokia situacija, kad reikėjo kažką daryti, nes jau ir nauja klientė atėjo ir nebebuvo visiškai laiko ką padaryti. Bet nesmė, pablizgėsiu šiek tiek, svarbiausia, kad nagai yra sutvarkyti ir atrodo tvarkingi. Dar buvau užsukusi į parduotuvę vieną, kaip visada, bandžiau išsirinkti rasti savo tinkamus ir patinkančius džinsus. Ir aš labai tikiuosi, kad tai nebus pirkiniai vėl iš gailesčio, kad tiesiog kažką nusipirkti. Nes, žinot, parduotuvė, kai matuojat, atrodo vienaip, namuose kitaip, o kai išeini kažkur su tais rūbais ar batais, visiškai kitaip. Tai žodžiu, radau džinsus. Spalva graži. Modelis tas toks, žinot, neplatėjantis, bet jis yra platus ir tiesus. Labai pigiai, labai švelnus, minkštas džinsas. Ir nėra tokio, kaip žinot, kaip būna čia įrėmintas toks diržas, bet tiesiog toks modeliukas su kišenėm. Ir dar radau tokį, nežinau, čia bliuzonas ar kas čia toks. Tiesiog irgi toks platus. Čia yra toks raištelis, susitraukia. Gali būti toks šiek tiek sutrauktas, gali būti laisvas. Ir bent jau ant tų džinsų, kai išmatavaus, tai taip, gražiai pasirodė. Žodžiu. Einu pasimatuosiu ir parodysiu jums. Stiliukas toks. Tas džempas toks visai nieko atrodo. Jisai toks, arba gali pasidaryti tiesiog toks. Toks laisvesnis, bet man gal, kad tas taip stovi, nežinau, man labiau su šituo. Tinka, kad šiek tiek sutrauktas yra. Ir jis tokios kaip poroloninės medžiagos, toks išmuštas raštas. O džinsai, nežinau, kaip jums parodys.
Va, džinsai tokie. Ir kišenišų, ne. Viskas būtų kaip ir ok, bet aš visada ieškau džinsų, kad būtų va šita vieta, kaip pasakyti, atrodo viskas kaip ir ok. Čia man labai sunkiai visada užsisega va šitoj vietoje, jeigu, sakykime, kažkokį dydį savo tinkantį įimu, bet galėtų būti va šita vieta labiau taip paspausta. Čia, kad ta vieta apspausta, o čia gali būti laisva. Bet visur būna, nu čia trūksta to tokio įtempimo, nemoku paaiškinti, galėtų būti labiau aptempta, kad tai būtų taip tvirtai, nes realiai dabar tas pilvas biški kažkaip išsprūksta ir man nervina. Aišku, tie visi tokie man čia kažkaip, o tiesiog man reikia priprast prie šito stiliaus. Tai vat galit man parašyti komentaruose, ar man tinka, ar aš atrodau kaip klaunas su tokiu stiliu, su tokiais džinsais, nes, nežinau. Šiaip atrodo patogu, sakykime, kas liečia medžiagą ir tą visą gal čia nėra per daug aptempta, bet visai gerai atrodo, jaučiasi. Ir va tie tokie, tai nežinau, atrodo tokius vyriškus kojus. Nu tai va, pasirodžiau, tai pakomentuokit, ar tinka mano toks, net nežinau, koks čia stilius. Aišku, dabar vėl į madą sugrįžta tie skinny džinsai aptempti. Aš, aišku, atvirkščiai viską darau. Su mada visiškai nesusiderinami dalykai. Bet tiesiog aš labai ilgai ieškojau kažkokių tokių džinsų. Čia atėjau prie veidrodžio, gal visų ūgių labiau matys. Nu, to ūgio nelabai čia matosi. Bet jo, šiek tiek atrodo storesnį. Nu, biškai pavalgius atrodo, nes visada šiaip pas manęs kaip yra skinny džinsai, tai tokie iš vis pagalys atrodo. Bet jo, džinsai, ką žinau. Spalva graži. Biškai žemaitis išlindo. Nu kažkaip va taip. Nu žodžiu, parašyk komentaruose, ar man tinka. Aš labai ilgą laiką, nu jau senokai, naudoju šitą makiažo pagrindą. Nu kaip BB kremas, bet jis yra, aš jį naudoju kaip makiažo pagrindą. Nes man jisai labai patinka. Todėl, kad duoda daug drėgmės odai. Tiesiog, kai būčiau pasitepusi su drėkinamu kremu, jokio kažkokio tempimo niekad nesijaučia, kažkokio sausumo neišsausina, sakykime, jeigu veidas turi sausesnių dėmelių kokių nors. Tai va šitas neparodydavo to sausumo. Maskavimas toks vidutinis, gal stipresnis, bet man užtekdavo, kadangi aš kasdienai tikrai nenorėdavau to tokio viso, kaip pasakyti, pilno maskavimo veido, kad jin užmaskuotų viską, nes aš tikrai turiu nemažai strazdanų, nu, per kamerą nesimato jų. Ir taip paslėpdavo kažkiek, bet kai kurios tikrai matydavo, tai tikrai atrodydavo kaip tavo natūrali oda, o ne kažkokia kaukė. Ir spalva gera, jinai tokia yra neutrali, kai užsidedi ant rankų, sakykime, rankempinėlis tokia kaip pilka atrodo. Bet kadangi jinai prisitaiko pagal odos atspalvį, kas labiausiai man patiko, kad ilgai išsilaiko ir yra SPF-as net 42, tai nereikia jokio papildomai, sakykime, kažkokio SPF-o dar teptis, apsunkinti veido odos. Tačiau, žodžiu, nusipirkau kitą. Nerodžiau vakar, iš draugo nusipirkau šitą Bourjois BB irgi kremą. O kodėl aš būtent nusipirkau šitą? Todėl, kad šitas yra labai geros sudėties. Ir kas geriausia, tai kad tinka mano odai. Pagal, sakykime, tuos visus statistinius duomenis mano odos, šitas puikiai man tinka. Jisai tikrai yra tokio stipresnis, sakykime, maskavimo, nes šiandien esu pasitepusi jo, išbandžiau. Ir toks tikrai yra maskavimas, nors aš nedaug dėjau, šiandien tiesiog norėjau pasižiūrėti, kaip atrodo. Svarbiausia spalva, aišku, nes parduotuvėje, kaip perki spalva, visada atrodo vienaip, dienos šviesoje visai kitaip atrodo spalva. Čia yra mano numeris 2 vanila, šita yra geltonesnė ir šiltesnio tono. Turi to tokio aišku geltonumo, bet kaip ir šitas makiažo pagrindas, šitas labai gerai drėkina odą. Čia netgi 24 valandas drėkina, tai tikrai nesijaučia, kad irgi būtų kažkokia kaukė, kažkas užtepta, labai natūraliai jaučiasi, natūraliai aišku ir atrodo. Tik tai minusas, bet šiandien tik tai pagalvojau, kad tai, kad jisai neturi jokio SPF-o, visiškai jokio SPF-o, tai nežinau, ką reiks daryti, ar čia kažkaip dar pas SPF-o reiks teptis, bet žiauriai nenoriu to SPF-o dar papildomai visokių tepliuotis, bet jo, vasarai tai reikia SPF-o. O tai aš taip ir nepasakiau, kodėl aš šitą nusipirkau, todėl, kad šitas mylimiausias mano Miša
BB kremas pasirodo nėra toks geros sudėties, kaip jis man yra geras ant odos. Nu, ta prasme, kaip jisai jaučiasi, kaip čia aš viską išvardinau. Jis tikrai turi negerų dalykų. Ir aš nežinau, kaip man reiks nuo jo atprast, ką man reiks surast panašų į tokį. Nu, šitas tikrai labai panašus, nu tikrai realiai nieko nesiskiria, net nesuprasčiau, kurį užsitepiau, bet tik, kad nėra SPF gaila, nes šitam yra tikrai negerų ingredientų, kai pasigilinau, aš niekada nesigilindavau ingredientus, bet kaip produktas tai, nu, žiauriai geras. Kas mėgsta tokį gaivesnį veidą, skaistesnį, drėgnesnį, tai labai labai patiks šitas produktas. Nežinau, seniau rekomenduodavau šį vien dėl to, kad kaip jis gerai jaučiasi ant odos, kaip gerai atrodo. Bet dabar, kadangi jis turi negerų tokių ingredientų, tai kaip ir nenoriu rekomenduoti, aš nežinau. Bet aišku, tiek laiko naudojau, viskas, kas yra su saiku naudojama, viskas yra ok. Nes jeigu yra produktai tokie gaminami, tai reiškia, juos galima kaip ir naudoti. Dede. 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 Aha. Ką ten sakai? Ką? Ką sakai? Ką? Ade? Ta jau nauja transporto priemonė. Triratukas, kuris transformuojasi ir į dviratuką, tą balansinį tiesiog. Bet dabar kol kas padarėm tokį, kad jam tiesiog priprasti. Ir, žodžiu, čia medinukas, norėjom būtent medinio, nenorėjom jokio plastikinio, ar ten tie būna tokie metaliniai rėmai, o tiesiog toks medinukas. Nu, atvažiavau pas kirpėjus. Aišku, nėra jau tokios ekstremalios situacijos, kad man reikėtų smarkiai dažyti. Yra ataugia, aišku, bet kad aš sausio mėnesį paskutinį kartą dažiaus, tai realiai kaip ir nereikėtų, nes aš kažkur kas pusmetį dažausi. Bet kadangi esu čia telšiuosi, galvoju, padarysiu kokį naudingą darbą. Nu, savo. Nu, ta prasme, kažką tiesiog pasidaryti, tai nes Vilniuje neturiu visiškai galimybės, kadangi mes būnam dviesi su Tajum ir nu, aš negaliu iš vis kaip su juo kažkur nueiti, sakykime, plaukus tvarkyti ar tų pačių nagų. Ir audžiau labai ilgai mintį, galvoju daryti, nedaryti ir dar nesu apsisprendus 100%, nes norėčiau šiek tiek tokių kaip ir kirpčiukų. Na, žinot, kaip pasakyti, pavyzdžiui, čia susikėlus plaukus, kad šiek tiek būtų tokie užkritę nedaug, nes gaila plaukų, kadangi vis tiek jie automatiškai suplonėja, kai jau tos kirpčiukus šiokius bei tokius pasidarai. Ir apimtis sumažėja ir tas toks, žinot, atrodo mažiau tų plaukų ir tas toks kažkaip kitaip. Esu labai senai turėjus tokius kirpčiukus ir labai ilgą laiką turėdavau tos tokius kirpčiukus, gal šiek tiek trumpesnius. Man patikdavo ir man tikdavo, bet aišku, kažkada atsibodu, sugalvoju atsiaugint. Labai ilgai atsiauginėjau ir tai, matot, kaip pasakyti, nu, yra. Kažkur aš taip norėčiau, kad galėčiau užsikišti ir už ausų, tiesiog, kad man netrukdytų, arba kai reikia, išsitraukti ir kai reikia. Ir noriu, ir bijau, na, aišku, nėra ko bijoti, esu turėjusi, jūs tos kirpčiukus žinau, kad man tinka, bet tik sakau, kad tas toks iš karto atrodo sumažės plaukai ir kaip sunku atauginti. Nu, man tikrai yra labai sunku atauginti plaukus, atrodo, jie atauga, va čia viršui gali dažyti vos ne kiekvieną mėnesį, nu, bet į ilgį atrodo, aš nežinau, kur jie nuauga, nes man atrodo, ilgį neauga. Na, aišku, kad jie auga, bet tiesiog esu nusistačiusi taip, man atrodo daug kas, kad atrodo ilgi nieks neauga. Aišku, kažkiek galiuką ir patrupą ir taip toliau, tai atrodo, kad nieks neauga, o čia turi dažyti vos ne kas mėnesį. Tai tas toks galvoju, ar man čia tas susitarsiu su savim, kad man, nu nieko to, kad čia tiesiog plaukai ataugs, nors ilgai augs, jeigu reikės atauginti. Pasižiūrėsim, ką jinai man patars. Pasiryžau nusikirpti. Nu, bet va čia truputėlį, va tiesiog truputėlį. Nenorėjau daug imti iš čia. Rankų nepakeliu.
Tai truputį pakirpa ir galės užsikišti ir už ausų, kaip ir sakiau, kad jis jau kartais norės savo tradicinę šukuoseną. Ir, pavyzdžiui, susirišus, vat kad, kitokį šukuoseną dar pasidaryti, nei visada tokią pačią. Važiuoju, žinot ką, kebabą paimti. Ir vyras sakė, ar kebabą, tai aš irgi paimsiu kebabų. Kokį lavašą, kebabą ar kažką tai. Kebabiukai užsakyti, už 10 minučių pagamins, tai dar lėkiu iki Drogo. Reikia nusipirkti apsauginį kremą veido, fluidą tiesiog. Kadangi dabar naudoju tą naują soriukas, buržuis makiažo pagrindą, o jis yra, žiūrėk, koks langas apdulkės galins, o jis yra be jokios SPF apsaugos, tai reikia nusipirkti kažkokį lengvą tokį SPF. Važiuojam dabar į tokį restoraną ar kavinę, nežinau, kaip jinai vadinasi, kurią rekomendavo draugai. Ten jinai yra įsikūrus gražioje vietoje Plungėje. Tokioje gražioje vietoje prie ant upės kranto ir yra toks, krioklys kažkoks įdomus. Bent jau iš nuotraukų, ką matėm, tai tikrai gražiai atrodo. Ir rekomendavo dėl to, kad ten skanu yra pavalgyti. Kur skanu pavalgyti, ten visada ir mes. Žinokit, kaip skaniai pavalgiam, tai vau. Aš šiaip buvau pusryčius valgiusi. Žinot, kai esi pavalgęs, nelabai to tokio ir skonio jauti ir atrodo nelabai kažką, bet tikrai buvo labai skanu. Vyras ir sriubą valgė, ir užkandį valgė, kadangi jis be pusryčių buvo ir tą pagrindinį valgė. Tai mes trys, tą jūs nieko nevalgė, tik tai iš mūsų, ką davėm. Tai su gėrimais ir su tais visais patiekalais mums gavosi 29 eurai. Šiaip buvo kaip ir dienos pietus, tai gal kaina tokia geresnė, bet už tokį skonių, už tokį pateikimą, kai 9 eurai, tai čia žiauriai pigu iš tikrųjų. Ir vaizdas labai fainas. Aišku, dar ta vasaros terasa nebuvo atidaryta, bet per langus matėsi tas krioklys. Šiaip tikrai rekomenduoju, dėl maisto tikrai rekomenduoju. Kas ten kitoks maistas, sakykime, iš meniu, kas jau yra, nežinau, neragavom. Bet kaip pirmas įspūdis tikrai patiko, tikrai grįžtumėm 100%. Jeigu kas važiuosit į Plungę ar pro Plungę, tikrai rekomenduoju užsukti. Jisai vadinasi Oginski Hotel, nes ten yra ne tik kavinė restoranas, bet yra ir toks nedidelis viešbutukas, tikrai prabangiai įrengtas. Kiek aš žiūrėjau per bookingą, mačiau, tai kambariai tikrai gražus, nes viskas švaru, tvarkinga, labai rekomenduoju. Dėl maisto tai tikrai 100%. Kadangi šiandien tokia visai nebloga diena, tai varom į Dino parką Radeiliuose. Ką tik praėjom linksmybės visas, karuselės, to kraikyti.
Tai paskutinis tas traukinukas siaubo biški traukinys buvo, nes toks labai kratėsi, purtėsi. Na jo, tai vat žmonių realiai nieko nėra. Tai realiai fainai, kai... Aha. Fainai, kai nėra žmonių, nieks nesitrina, vietos visur yra laisvas. Karuselis tik tai, jeigu jau nori pasisupti, reikia paprašyti, kad ateitų jungti. Na, bet čia ne problema. Tai einam dabar į patį parką. Patį parką, nes yra gyvūnėlių. Nusipirkom gyvūnėliams maistą. Ten maišiukas kainuoja euras. Alpakos, triušiukai. Kažkas dar avytės, man atrodo. Tai va, einam ieškoti, kur čia tie gyvūniukai. Tas labai piktas dinozauras kažko. Nesupratau už ką, bet mane apspjojo vieną alpaką. Atrodo, ir maisto daviau. Žodžiu, kaip spjojo, tiesiai aišku plaukus. Nežinau, gal nebėra, bet smarvelį. Ne, dabar gal nebesmirdė, bet kai tik apspjojo, toks tvaikas ant plaukų buvo. Žodžiu, jaučiu bus. Gal ir ne. Normaliai. Einu pamėginsiu šią atrakcioną. Žodžiu, čia irgi savitarna, vyras nusileido, bet jis kažkur įstrigo vidury, tai nepajuto jokio ekstremo. Einu aš pabandysiu.
lipam. Aš gal per didelį pasiėmiau šitą. Nežinau, nes čia bus skaudžiai užpakaliai. Ne, kažkoks paminkštinimas yra, atrodo. Nu, nežinau, jeigu nesusidaužys subinė. Eina, šiek bijau. Mama mija. Nebuvo taip baisu, kaip atrodė. Nu, man dar buvom užsukę į HBH pavalgyti. Jau vakarop, saulėlė vakarop, mes jau irgi namo. Valgėm po cepelionų porciją. Na, aišku, dar kuro įsipilt. Tai norėjau pasakyti tiek, kad užbaigsiu šitą vlogą. Šiaip apibendrinant diena, tai buvo labai turininga, faina. Tikrai patiko tose rabeiliuose pasivaikščiot, pabūt, kadangi beveik vieni buvom. Atsisveikinu šitam vlogę. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitinkam kitame. Ate.